Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, kaip laikaisi. Ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie vieną didžiausių mitų tinklinio marketingo versle. Ir tas mitas turbūt yra privertęs daugiau žmonių pasiduoti negu daugelis kitų mitų. Tad būtinai jį reikia aptarti ir būtent surasti jam priešnuodį, taip, neutralizuoti jį. Taigi, jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba nauja, norėčiau pasakyti tau labas, pasveikinti tave prisijungus prie mūsų bendruomenės. Na ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, šio video tema – Jeruzalės sienos buvo atstatytos 16 kartų. Kodėl? Kodėl tokia tema? Todėl, kad vienas didžiausių mitų tinklinio marketingo versle yra tas, kad tu pakviesk 3 arba 5, tada jie pakviečia po 5, tada jie pakviečia po 5, tada jie pakviečia po 5 ir viskas. Visą likusį gyvenimą tau ateina pasyvios pajamos, tau nieko nereikia daryti, pinigų kaip šieno, liaudiškai tariant, sąskaita pilna ir viskas, tau tai reikia rasti 5 žmonės ir viskas, tu visą likusį gyvenimą galėsi nedirbti. Ir teoriškai, ant popieriaus, tai atrodo labai gražiai ir įtikinamai, taip? Bet praktiškai per 13 metų aš dar nemačiau, kad pas kažką tai būtų, taip? Nes niekada taip nebūna, kad tie 5 visi pakviestų po 5 ir tie 5, kurie buvo pakviesti visi, irgi pakviestų po 5 ir panašiai. Dažniau būna taip, kad tu statai komandą, jau ten koks 20, 30, 40, 50 žmonių ir jinai subyra. Taip, žmonės praranda ūpą, praranda entuzijazmą, nustoja daryti veiksmus ir kaip kortų namelis subyra. Tu vėl statai, jau galbūt ten 30-40 žmonių ir vėl koks lyderis pasiduoda ir vėl viskas subyra, taip? Ir pats asmeniškai per paskutinius 13 metų ne kartą turėjau atstatyti komandą ir ieškoti vėl naujų lyderių ir vėl naujas grupės kurti ir panašiai. Ir lygiai taip pat kaip Jeruzalės sienos buvo atstatytos 16 kartų, taip ir tavo darbas tinklinio marketingo versle yra statyti komandą ir nuolatos ją atstatinėti. Faktas tas, kad niekada taip nebus, kad tu pastatai komandą ir viskas. Jinai tokia pati lieka visam gyvenimui. Jinai niekada nesugriūna, niekada nesumažėja žmonių, visi visą laiką dirba ir panašiai. Turbūt nėra tokios komandos. Dar nemačiau tokios komandos, kad visi absoliučiai toj komandai dirbtų, niekas neprarastų koncentracijos ir visi visam gyvenimui liktų tam versle. Taip? Visą laiką visko bus. Vieni žmonės išeina į kitas kompanijas, kiti žmonės tiesiog šiaip praranda ūpą motivaciją. Treti patiria kažkokius iššūkius gyvenime, ten skyrybos, sveikatos problemos, dar kažkas taip, ir jie dėl tų kitų priežasčių jų dėmesys atsitraukia nuo verslo ar panašiai. Taip, dėl to tu turi priimti sprendimą ir susitaikyti su tai jau dabar, nesvarbu, ar tu esi visiškai naujokas, ar tu jau kurį laiką statai savo verslą, kad žmonės, su kuriais tu dabar statai verslą, tikriausiai nebus tie patys žmonės, su kuriais tu, kai sako, pabaigsi statyti verslą. Taip, lyderiai, kuriuos tu dabar turi, didelis šansas, kad po 5, po 10 metų tavo versle bus visai kiti žmonės, kurie bus tavo lyderiai. Ne kartą esu matęs tinklinio marketingą, kai pas kažką buvo stipriausia grupė, stipriausia koja, taip? O šiandien ta grupė yra pati silpniausia. Visai kitos grupės yra kur kas stipresnės. Taip? Bet tuo metu atrodė, jau dėl šitos grupės tai net nereikia jaudintis, nes jinai visą gyvenimą tęsis. Iliuzija. Taip? Reiškia, viskas gali pasikeisti, viskas gali subirėti. Tai nereiškia, kad mes turime būti negatyviai nusiteikę ir net nėra prasmės čia statyti to verslo, nes jisai vis tiek sugrius. Taip? Faktas, kad mes norime vystyti lyderius ir statyti savo komandą ir mes norime sukurti komandą ir verslą, kuris tęsis dešimtmečiais ir panašiai. Taip? Tiesiog turiu suprasti, kad individualūs žmonės keisis. Taip? Reiškia, dažnai net kai tikslus užsibrėžime, neturėtume užsibrėžti, kad būtent Laura bus šitame lygyje mano komandoje ir Auksė bus šitame lygyje ir Tomas bus šitame lygyje, nes tu nežinai, kur tie žmonės bus už 5 metų, už 10 metų ar panašiai. Tu nežinai, kokie jų tikslai bus už 5 metų ar panašiai. Taip?
Dėl to gerai užsibriežti tikslą, kad va, aš noriu tiek lyderių tokiam lygiai, aš noriu tokią apyvartą daryti, aš noriu tokį lygį pasiekti ir panašiai, bet neturėti priklausomybės kažkokiam vienam ar kitam žmogui. Ir kai sako, visas tavo verslas priklauso dabar nuo to vieno žmogaus ir duok dievę, kad tas žmogus neapsigalvotų, duok dievę, kad tas žmogus neišeitų į kitą kompaniją ar panašiai, nes tada tu tampi įkaitas to žmogaus, taip, ir tu turi ten maldauti tą žmogų ir panašiai, taip, reiškia, tu turi nusiteikti, kad tu visą likusią savo karjerą statysi komandą. Lygiai taip kaip chirurgas visą likusią karjerą darys operacijas, lygiai taip kaip vaistininkas visą likusią karjerą rekomenduos žmonėms vaistus, lygiai taip kaip stalius visą likusį gyvenimą dirbs su medžiu ir panašiai, lygiai taip pat ir tu, kadangi pasirinkai tinklinį marketingą kaip savo profesiją ir aš labai tikiuosi, kad tu įsipareigoji šitai profesijai ir tu susijai savo ateitį būtent su šita profesija, tada turi nusiteikti, kad visą likusią karjerą, visą likusį gyvenimą tu ieškosi naujų komandos narių ir statysi grupės. Taip? Niekada taip nebus, kad pastatysi jas ir liks visam laikui. Taip? Visko bus. Iššūkių, sunkumų ir panašiai. Ir jeigu tu iš anksto nusiteiksi, vėlgi, tada tai sumažins tą efektą, kai tai įvyks. Nes niekam nemalonu, kai koks lyderis išeina iš verslo. Niekam nemalonu, kai kuri nors grupė subyra ir panašiai. Taip? Bet kai tu tam nusiteiki iš anksto, kad yra toksai šansas, tada, kai tai vyksta, tai tau nėra šokas ar siurprizas, kad ką dabar daryti, va, visa grupė subirėjo. Tvarkoj, statom naują grupę. Tvarkoj, statom naują grupę, taip? Reiškia, kaip mano mentorius sako, geriausias dalykas, kurį gali padaryti savo komandai, tai pastatyti naują komandą, taip? Dėl to nusiteik, kad visą karjerą tu statysi vis naujas grupės. Nes ar taip, jeigu tu norėsi siekti aukštesnius lygius, tau visą laiką reikės vis naujų grupių, vis didesnių apyvartų ir panašiai, taip. Bet tuo pačiu tai bus ir tam, kad kompensuoti tuos, kas atsipalaiduos, tuos, kas apsigalvos, tuos, kas išeis, tuos, kas nutrauks daryti verslą ir panašiai. Tu nuolatos būtent atstatinėsi tas grupės ir nuolatos kursi savo komandą. Tai va, toks patarimas šiandien. Tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu buvo naudinga, kaip visą laiką kviečiu pasidalinti. Ir jeigu nori perkasti tą trumpų video, tų reelsų, tiktokų strategiją, kviečiu tave prisijungti prie trumpų video meistrystės. Šiame seminare išmoksi labai daug apie tai, kaip padaryti efektyvius trumpus video, kurie sulaukia daug peržiūrų, pritraukia daug naujų sekėjų ir tokiu būdu padeda tau taip pat greičiau statyti savo verslą. Visa informacija šio video aprašyme. Jeigu domina, būtinai spustelk ir pasižinok viską ir prisijung prie šio mokymo. Gerą vakarą ir iki greito. Čiau, čiau. Viso. Iki.